Labas vakaras. Palauksiu, kol jūsų daugiau prisijungs į mūsų šį nuostabų pokalbį ir laiką. Sveikos atvykę, sveikos prisijungę. Gera jūs matyti čia. Parašykite man, kad mane girdite, pasisveikinkite. Noriu jūs išgirsti bent trumpam. Parašykite komentare, pasisveikinkite, kad žinočiau, kad girdite, matote ir esate kartu čia šiandieną su manimi šį vakarą, šią valandą, kurią skirsime mums, moterims, kaip visada, nuostabia, svarbia mums tema. Labai gerą visada mėgstu šitą laiką, mūsų kartu labas, Ieva, Rūta, smagu, kad sveikinatės. 2 Rūtos, super. Aha, tai džiugu, kad jungiatės, parašykite, ar netikėtai atradote šį pokalbį, o galbūt šiandieną praleisite šią valandą kartu su manimi. Kaip mano sveikata, ačiū, kad klausėte. Iš tikrųjų, šitą laivą mes perkeliame iš ketvirtadienio, nes man tiesiog užkilo temperatūra. Tai jaučiuosi gerai, šiek tiek dar yra tokių šalutinių pojūčių kūne, bet iš esmės jaučiuosi gerai. Ko gero, po nuostabio šventės savaitgalį nuo tiek bučinių ir apsikabinimų galbūt kažką ir pasigavau kažkokį virusiuką. Arba tiesiog kūnas nusprendė pailsėti ir nusprendė, kad ne laikas daryti laivą. Tai šiandieną mes susitinkame čia. Tai parašykite tos, kurios esate šiandieną čia, laukite šio susitikimo ir prisijungėte dėl to, kad norite būti visą šį laiką, ir tos, kurios tiesiog netyčia užklydote. Tai parašykite, kad būsite visą live, kad žinočiau, kad turėsiu kam kalbėti šiandieną. Nes žinot, Instagram erdvė iš dalies yra labai graži erdvė, kurioje labai daug grožio, labai daug estetikos, labai daug gražių vaizdų, bet labai tokia vartotojiška erdvė, kur kai kurie žmonės tiesiog prabėga ir taip norėtųsi tiesiog kurti tokį bendruomenę, laiką kartu, jautrų, gražų laiką tarp moterų ir norėčiau, kad iš tikrųjų pabūtume čia kiek įmanoma ilgiau, visos kartu, kad neišsilakstytumėte, kad tikrai šitą valandą būtų čia jums ir dėl jūsų, nes tai yra mano laikas dovanojamas jums, jūsų plėtimuisi, jūsų širdies atsiverimui ir mūsų tiesiog moteriškai bendrystei, kuri iš tikrųjų ir maitina. Iš tikrųjų to ir reikia mums, moterims, tiesiog bendruomenės ir moterų, mokytis iš moterų vedlių. Atsimenate, esu sakiusi, kad moterim be galo svarbu moteris vedlė, nes iš tikrųjų vyro pilna. Jie moko visko ir internete galima pamatyti labai daug mokytojų vyrų. Aš pati labai daug mokiausi iš mokytojų vyrų ir atsimenu, kažkada nusprendžiau, kad viskas, pradėsiu ieškoti moterų mokytojų. Nes moteris turi visai kitokį prieimą, visai kitokią energiją. Mes moteris daugiau pažįstam, kas vyksta su mūsų hormonais, kas vyksta mūsų viduje ir kaip energija juda. Tai ačiū, kad rašote, kas būsite, kad užstatėt žadintuvą nepraleisti, valio. Super. Džiaugiuosi. Vadinasi, galiu kalbėti netrumpai, bet iš tikrųjų vesti jūs per visą procesą šį vakarą. Tai kas nežinote manęs, tai mano vardas Diana Vint. Aš esu moteris dirbanti daugiausiai su moterimis, bet ir su poromis, ir su vyrais asmeninėse sesijose, ir taip pat ne tik psichoterapiškai ir psichologiškai vedanti žmonės per giluminius procesus, nes esu baigusi psichoterapiją, bet iš tikrųjų ir mokau per subtilumą, per judesius, per kontaktą su savo kūnu, nes iš tikrųjų moteris šiais laikais labai daug visko žino. Ir jos yra priskaitę labai daug knygų, internetas pilnas informacijos, tik spėk atsirinkti, ar ne? Esmė kokia? Mes, moteris, labai stipriai nutolom nuo savo kūno. Ne tik, kad tikriausiai neseniai matėt paskelbę statistiką gimdymų Lietuvoje, kaip stipriai sumažėjo ir nukrito šita statistika, kas reiškia, kad moteris vis daugiau gyvena intelektu, gyvena tai, kas patogu, gyvena daugiau apie save, mažiau apie tarnystę, mažiau apie buvimą kūne, nes pripažinkim, motinystė yra tikrai fizinis procesas. Su vaiku ropoti ant grindų jau kaip auga, o kūdikystėje tai visą laiką turėti jį prie savęs ir tikrai labai kūniškas patyrimas. Bet kadangi moteris dažnai dabar keičia vaikų auginimą karjera,
ir iš tikrųjų savirealizacija, saviugda, kas nėra blogai absoliučiai, aš nesu prieš tai, bet kas nutinka, kad tiesiog moteris nebejaučia savo kūno. Jos ateina pas mane į terapiją, gali parodyti visas skaidras apie savo vaikystės traumas, apie papasakoti įvairias teorijas psichologinės, apie tai, kas su jomis vyksta, bet kodėl nieks nepasikeičia? Kodėl moteris tiek daug žinodamas mes nesugebam pakeisti savo tam tikrų savybių, tam tikrų elgesio modelių ir apskritai negalim pakeisti savo gyvenimo? Atrodo vis tam pačiam. Ir viskas apie tai, kad tos žinios lieka šitam lygmenį, mentaliniam lygmenį. Moterim reikia įžeminti visas žinias. Ir iš tikrųjų, kai žinios tampa įkūnytos, tik tada įvyksta pokytis ir aplinkoje. Kas iš to, kad šita puodynė yra pilna, jeigu nerealizuojam viso to, ką žinome savo aplinkoje. Tai dėl to aš vedu ypatingai dažnai moteris, būtent per subtilaus moteriškumo mokyklos procesą, kur antras semestras prasideda vasario 9 dieną. Jis yra visiškai apie kūną, seksualumą, intimumą, subtilumą, sensualumą savo kūne, nes aš taip pat esu šokių mokytoja, kuri apie 10 metį veda ir poras, ir moteris per judesio ir šokio kelionę. Tai tikrai turiu kuo pasidalinti. Tantros pagrindai, kurios taip pat esu pati praėjusi, šokio judesio pagrindai. Ir tarp kitko labai įdomi, kas nežinojat, įdomus faktas, kad vaikystėje prieš darželį aš darėjau į tokią labai inovatyvę mokyklėlę, estetinio etinio lavinimo mokyklėlę. Tai tikrai labai įdomus patyrimas, kad nuo pirmų ankstyvų savo gyvenimo dienų aš buvau vedama į savo subtilumą, eleganciją ir būtent į plastiškumą. Estetika ir etika. Tai iš tikrųjų tokia ir išaugau ir dabar vedu kitas moteris ir esu sukūrus savo estetinio etinio lavinimo mokyklėlę, subtilaus moteriškumo mokykla. Ir šiandieną noriu pakalbėti su jumis būtent apie subtilumo temą. Tai kas tas subtilumas, kodėl aš apie jį tiek kalbu, kodėl šita tema apskritai yra aktuali mums moterims. Jeigu galėtumėt parašyti komentare, kas yra subtilumas, kaip jums atrodo? Vat žodis subtilumas, subtili moteris. Ką reiškia subtili moteris? Prašau, parašykite komentarą, noriu išgirsti jūsų versijas, kaip jums girdisi šis pavadinimas. Subtili moteris. Ir visa tai, ką mes kalbėsime čia ir ką aš kalbu savo subtilaus moteriškumo mokykloje, nėra apie tai, kad jūs pakeisti, nėra apie tai, kad jūs kažkaip tai transformuoti ir paversti kažkuo kitu negu esat. Kiekviena moteris turi savo tam tikrą energiją. Viena moteris yra griežtesnė, kita moteris yra švelnesnė, aptakesnė, viena moteris daugiau svajoklė, kita daugiau realistė ir mes esam labai skirtingos. Dėl to į vieną kategoriją sudėti visų moterų aš tikrai neketinu. Žinoma, aš dalinuosi per savo prizmę ir tai, kokia esu aš. Tai tiem, kam rezonuoja mano energija, tai žinoma, jūs išsinešite maks ir žymiai daugiau, bet kviečiu visą laiką, kai einat pas kažkokius tai mokytojus, pasižiūrėti, jeigu jūs traukia kažkas, galbūt tai yra kažkas labai atrodo toli nuo jūsų, kažkas, ko jums kaip tik reikia, arba netgi jeigu jūs kažkas erzina kitoje moteryje, savo aplinkoje, galbūt kolegė, galbūt mokytoja, kažkokia vedlė, galbūt jūsų aplinkoje, giminaitė, jeigu jūs erzina, galbūt ji turi tam tikrą energiją, kurią jūs norite įkūnyti savyje, bet galvojat, kad ne jums, kad jums nepavyks, arba tai yra kažkas, ko jūs apie save pačias nepriimat ir nematot to kaip dovanos. To paties subtilumo kai kurios moteris nemato savyje kaip dovanos. Jos sako, man reikia sutvirtėti, man reikia tapti moteriai kariai, nes aš tokia per jautri, per daug jaučiu energijų visokių ir taip toliau. Čia jų versija subtilumo, ar ne? Tai iš tikrųjų, tai irgi reikia prisijaukinti, savo jautrumą reikia prisijaukinti, savo stiprybę reikia prisijaukinti, savo racionalų protą stiprų reikia prisijaukinti, savo stiprų fiziškumą reikia prisijaukinti. Visą tai, ką mes turime stipraus savyje, mes linkę išsižadėti. Nes kažkada kažkas užpavaidėjo ir pradėjo tyčiotis ko gero iš mūsų ir mes gavome žinutę, kad kažkas negerai su mumis. Ir tos patyčios neturi būti žodžiai, tai gali būti žvilgsnis, gali būti energija, gali būti, kad tiesiog pagavot ore, kad kažkoks žmogus jūsų nemėgsta, kai jūs esate savo elemente. Ir iš tikrųjų
mano požiūris į moteriškumą yra apie tai, kad mes atrakintume kiekvieną savo savitą energiją. Tai mano nėra noras keisti, aš nesu kažkokios tai mokyklos atstovė, kur dabar visas moteris išdresiruokime, bet šalia to labai noriu sugrąžinti moteris į jų subtilumą, į jų tam tikras kokybės, kurios šitam pasaulyje nėra puoselėjamos. Nes šitas gyvenimas yra apie produktyvumą, apie feministės moteris, apie moteris viską galinčias. Ir į tai irgi vedu moteris, bet truputėlį kitaip, truputėlį jautriau, subtiliau, nepametant kontakto su jų fiziniu kūnu, su jų nervų sistemos savybėmis. Taigi, ką jūs parašėte apie subtilumą? Tai subtili moteris tai yra švelnumas, malonumas, jaukumas, ramumas ir taikumas. Simonos toks yra atsakymas. Rūta paslaptinga, subtili moteris paslaptinga. Sigita sako rami moteris. Žiūrėkit, kaip skiriasi, kokie skirtingi atsakymai. Spinduliuoja ir traukia kitus. Taip. Labas vakaras, jausminga, švelniai įkvepianti. Dar kitoks atsakymas. Gabrielė, subtilumas asocijuojasi su švelnia elegancija. Labai gražus, artimas man atsakymas. Vaiva, švelniai, jautri, neišsišokanti, bet traukia kitų dėmesį. Kiek daug skirtingų atsakymų, tai kas tas subtilumas? Man šitas žodis, kaip jisai gimė. Šitas žodis yra apie tai, kad subtilumas yra tam tikra energijos kokybė, kai mes judam ne iš savo fizinio kūno, bet iš savo subtiliojo kūno, tai yra nematomo kūno, bet aš pavadinsiu, kad tai yra keli milimetrai, centimetrai nuo fizinio kūno, truputėlį plačiau negu mūsų fizinis kietas materialus kūnas. Ir šitas žodis man atėjo visiškai atsitiktinai, šokant prieš daugelį metų, kai aš šoku ir mačiau, kad kai kurios moteris daro judesį, pakelia rankas, bet tas judesys yra kietas. Ir kitos moteris lygiai taip pat greitai, bet minkštai padaro tą patį judesį. Ir aš galvoju, kaip man perduoti moterim, nes iš tikrųjų daugelį metų aš mokiau moteris judesio plastikos. Ir iš tikrųjų dabar vasario 9 ir pradedam nuo judesio plastikos užsiėmimų moterims online, tai bus ir visas plastikos judesių kursas, kur išmoksite tam tikrų judesių, tai labai nemažai jų ten yra. Ir taip pat bus 3 savaičių kursas, kur vesiu per visą procesą, kaip judėti švelniai, plastiškai ir iš subtilaus savo kūno. Tai kai aš mokiau moteris šokti daug metų, aš tikrai stengiausi perteikti, kaip judėti iš kvėpavimo. Ir iš tikrųjų aš turėjau labai daug mokinių ir porų, ir moterų, kurie šoka, pavyzdžiui, pramoginius šokius, ir jie daro viską labai tiksliai, viskas labai kieti judesiai. Ir jie ateidavo pas mane dėl to, kad aš mokydavau juos per švelnumą, per jautrumą, per kvėpavimą, kaip visas kūnas kvėpuoja ir judesiai yra labai tokie plastiški. Atrodo tas pats judesys, tas pats rankos pakelimas, bet jis yra iš vidinio minkštumo. Ir aš tai pavadinau subtilumu. Man subtilumas tai yra susijungimas su savo tokia subtilia energija ir aš tai esu atrakinus per judesį, dėl to vesiu ir jūs per judesį. Ir man asmeniškai tai reiškia buvimas kontakte su tuo subtiliuoju savo pasauliu. Subtiliu ne fiziniu kūnu, bet subtiliu kūnu, kuris yra, kaip ir sakau, truputį toliau negu mūsų fizinis kūnas. Aš noriu pabandyti jūs pakviesti į tokią praktiką. Pabandykime praktiškai. Aš kviečiu jūs tiesiog pajudinti rankas taip, ar ne? Sukti rankas. Visas pabandykim, tai yra praktika jums suprasti, kas yra subtilumas fiziškai, ne tik teoriškai, prie ko prieisim, ar ne? Tiesiog sukam rankas ir dabar kviečiu jūs daryti lygiai tą patį judesį, tik vos lėčiau, truputį lėčiau ir jaučiant, kad jūsų delnai maišo tarsi orą. Ne akcentuojamės į alkūnių judesius, ar į riešų judesius, ar į pirštų. Mes akcentuojamės į energiją, kuri susigeneruoja tarp mūsų širdies ir tarp rankų. Ir mes tarsi judinam ją švelniai, minkštai atpalaiduotais riešais. Tam, kad pajustume fiziškai, ne tik kalbėtume teoriškai, ar ne? Kvepuojam ir visas dėmesys yra ne kažkur išoriai, ne į mane, bet dabar į šitą energiją, kuri vyksta jūsų delnuose, tarp jūsų širdies ir tarp jūsų delnų. Ir sulėtinkim dar šiek tiek judesį.
Kvėpuojam ir visas dėmesys į tai, kas vyksta jūsų delnuose. Ir dar truputį sulėtinam. Kvėpuojam. Visas dėmesys į savo rankas, į erdvę tarp rankų ir krūtinės. Labai gerai. Ir dabar pakviesiu jūs šitą energiją, kurią sugeneravom, švelniai įkvėpti lėtai ir įsivaizduoti, kad jie keliu į viršų ir žvilgsnis taip pat keliauja kartu su mano rankomis. Ir su iškvėpimu išplečiu aplinkui labai lėtai. Dar kartą. Įkvepiu labai lėtai. Ir labai lėtai iškvepiu. Ir dar kartelį. Ir dabar labai minkštai, jeigu stengiate su pastangom įkvėpti ir judėti, pabandykite padaryti visiškai be pastangų. Įkvepiu. Iškvepiu. Ir švelniai pajudinu rankas, tarsi vėja. Eikime į pratimą, nelikime protą. Mano tikslas, kad jūs supažintumėt, kas yra subtilumas. Ar jaučiat kažkokį pojūtį savo delnuose atsiradusi? Jeigu tikrai sutelkėt dėmesį į judesį, kuris vyksta, o ne į techniką, ne į kažkokį tai pastangą ar ne į mane, jeigu sutelkėt dėmesį būtent į tą jausmą delnuose ir judesyje, jūs tikrai turėjot pajausti, kas yra subtilumas, nes ko gero atsipalaidavo jūsų visa sistema ir atsipalaidavo jūsų delnai arba pradėjo galbūt net vibruoti. Aha, ir leiskit savo švelniai pajudėti dar, aš paaiškinsiu jums po to, kas čia vyksta. Kvėpavimas atpalaiduotas, labai svarbu, kad žandikaulis, pečiai ir tarpumentis būtų atpalaiduoti. Pajudam rankas. Ir iškvepiam. Trumpam užmerkite akis, pajauskit, kas įvyko jūsų kūne. Ar jaučiat subtilę vibraciją, subtilę energiją pabudusią jūsų kūne? Ir labai švelniai pajudinkit savo galvą. Atpalaiduokit žandikaulį, pečius, tarpumentį, klubus. Ir labai sulėtintai ir labai švelniai pajudinkit savo kaklą ir galvą. Galbūt galite įsiklausyti į muziką ir pagal tai labai lėtai ir subtiliai judam. Tarsi judėtumėt ne iš fizinių raumenų, bet iš tokios energijos, kuri yra truputėlį toliau negu jūsų fizinis kūnas. Labai gerai. Kvėpuojam atpalaiduotai, neįsitempiam. Iškvepiam. Atmerkiam akis, jeigu buvot užsimerkusi. Pabandykim nepamesti šitos būsenos. Leiskit savo būti joje. Ir jeigu galite, parašykite man, ar pavyko bent akimirkai pajausti tai, apie ką kalbu. Ar pavyko bent akimirkai pajausti savo subtilųjį kūną. Erdvę, kuris susidaro, kai judinam ne tik fiziškai, ar ne, makaluojam rankas, bet judam iš savo visos krūtinės, iš savo visos esybės. Judesys tampa minkštas. Parašykite, ar jums pavyko pajusti bent šiek tiek tai, apie ką kalbu. Galiu dar paaiškinti ir dar duoti praktikų, bet man svarbu, kad jūs atreflektuotumėt, ar kažkiek pavyko pajausti, kas yra subtilumas.
tai yra subtilumas, kaip aš jį suprantu. Ir gita rašo, pavyko, labai jaučiasi lengvumas, rankų energija. Ar to nerašo? Taip. Taip, pavyko, ačiū. Labai gerai. Jeigu nuo tiek jums pavyko pajausti, įsivaizduokit, kas nutiktų, jeigu dar atsirastų įvairių technikų, kaip jums persijungti į tai. Ir ką jums šita būsena duoda? Parašykite, ar jums yra pažįstama šita būsena ir kaip jūs jaučiatės joje. Pajutau delnuose virpėsi. Super, o kaip jūsų visa sistema? Jaučiu rankose virpuliukus ir atrodo, kad debesėlius laikiau rankose. Super, jumise bunda būtent ta subtili energija. Yra labai daug būdų, kaip įvardinti, kokia čia ta energija yra, bet tiesiog paprasčiausiai aš vadinu ją subtilę energiją. Ir kai moteris sugrįžta į kontaktą su būtent šitu pojūčiu, subtiliu, tokiu vibruojančiu pojūčiu kūne, aplinkui kūną, visa sistema atsipalaiduoja ir tampa tokia labai minkšta ir labai tokia tasi, švelni, minkšta, lanksti. Ir apie tai aš ir kalbu, kai kalbu apie subtilumą. Tai nėra apie išmokime dabar, kaip pozuoti, kaip gražiai atsisėsti. Išmokime, kaip gražiai pateikti save, kalbant prieš auditoriją. Tai yra nuostabus įgūdžiai, aš tuo dalinuosi, bet judesiai be energijos šitos vidinės yra nieko verti. Nes jie atrodo techniškai ir tiesiog kieti. Ar ne? Nėra to takumo, nėra švelnumo, nėra energijos tėkmės kūne. Ir kai mes, moteris, esam strese, kuo mes daugiau atsakomybių turim, tuo daugiau mūsų kūnas tampa kietas, pečiai įsitempia, mes vaikštam kaip kareiviai ir mūsų judesiai tampa labai greiti. Jeigu aš norėčiau jums papasakoti dabar live tai, kas yra subtilumas, kas yra moteriška energija ir kaip mes čia turėtume persijungti į tą moterišką energiją, mano judesiai automatiškai rankos tampa kietos, nes aš noriu kuo greičiau išaiškinti ir pradedu greitai judėti, greitai kalbėti, prarandu kontaktą su savo kūnu ir su jumis. Ar pažįstama šitą būseną, kurią ką tik parodžiau? Jaučiu rankose virpuliukus ir atrodo, kad debesėlius laikiau rankose. Man vibruoja ir pėdos, dėkoju, harmonija. Labai geras jausmas, tokį jausmą turėjusi. Super, Sigita, puiku, kad pavyko tavo kūnui atgaminti, nes jeigu esam patyrę, lengviau antrą kartą atgaminti. Pavyko, malonus jausmas, kai iš proto nusileidau į jausmo kūną. Atlaisvėjo kaklas, pasidarė taip lengva, labai dėkoju jums ir jūsų maloniam balsui. Pasijutau gyva ir sujungusi su savo vidumi. Valio, aš taip džiaugiuosi, moteris, kad jums pavyko per tokį trumpą laiką tai pasiekti. Pavyko, būna, kad ir jaučiuosi taip kasdien, bet kai neišeina taip jaustis, kartais tada labai daug serzinimų būna. Jo, svarbu iš savęs nereikalauti, ar ne? Kartais tikrai būna dienų, aš irgi būnu prote, tada būnu kieta, bet visada žinau, kad galiu sugrįžti. Ir svarbiausia turėti įrankius, kaip sugrįžti. Ir kuo mes labiau ištreniruojam savo kūną, tuo lengviau būna sugrįžti į šitą būseną. Pažįstama duoda poilsį, atsipalaidavimą labai. Širdis džiaugiasi, kad jūs pajuntat tai, nes pirmas dalykas, ką aš norėčiau jums pasiūlyti, padaryti labai labai praktiško, kad sugrįžti į šitą subtilumą, tai yra pakeisti savo balsą ir sulėtinti savo kalbėjimą. Vietoj to, kad norėtume pasakyti labai daug žodžių ir viską labai draugiai papasakoti, ir aš irgi turiu žinokit tiek informacijos, aš norėčiau jums tiek daug visko papasakoti šitam live, kad jūs net neįsivaizduojat. Aš turiu visą subtilaus moteriškumo mokyklą, 2 metų programą, turiu meilės psichologiją, kur yra 100+ pamokų su 49+ valandom kontento turinio. Ir aš tiek daug norėčiau jums papasakoti ir čia, bet ne tame esmė. Žodžiai, kuriuos mes pasakom ir tiek, kiek jų ištariam, didžioji dalis yra nesąmonės, didžioji dalis žodžių yra užpildyti tarpams, yra kažkokie žodeliai, kurie neturi vietos, bet tik tam, kad nuramintume save, kad išeitume iš nerimo, mes kažką pasakom. Ir tai yra mūsų nerimo malšinimo strategija, ką mūsų protas siūlo mums. Ir kai kurie žmonės turi tokių priežodžių įvairių, ar ne? Galbūt ir jūs turit tai, ar ne? Aš šitą labai mėgstu. Na, nu, kaip čia tau pasakius ir taip toliau. Tai visa tai išduoda, kad jūs nesate kontakte su savimi,
Jūs negirdite, ką jūs kalbate, jūs negirdite, iš kur jūs kalbate, jūs nesate kontakte su šiuo nuostabiu įrankiu ir šiuo nuostabiu automobiliu, kuris veža jūs per šį gyvenimą. Ir kai mes esame kontakte su savo kūnu, mes neprišnekam nesąmonių, mes neprisakom žodžių, dėl kurių po to gailimės. Ir kai esame kontakte su savo kūnu, mes iš tikrųjų atnešam atsipalaidavimą, ramybę, užtikrintumą. Vietoj to, kad vyrui sakyti, tu galėtum, tu privalai, kodėl tu visą laiką kažkur būni darbe, kodėl tu ne su manim ir iš viso aš pavargau namie būti ir tvarkytis viena ir iš viso tiek daug problemų ir aš negaliu, tiek daug reikalų man darbe irgi yra užsikrovę, tą reikia padaryti. Vyras išgirsta ir galvo, o Dieve, aš niekada neįspręsiu iš tos moters problemų, pasiduodu ir atsitraukia. Ir tai labai labai dažna situacija, su kuria susiduria mano klientės. Tai ką aš siūlau, jau geriau pasakyti vyrui, aš esu pavargusi, man sunku, mano kūnas yra išsekęs, man reikia tavo pagalbos. Viskas, tiek pakanka. Tai aš jūs ir kviečiu į tą kontaktą su savo subtilia energija, į kontaktą su savo kūnu, nes tik turint kontaktą su savo kūnu, mes galim komunikuoti taip, kad mus girdėtų, mes galim įeiti į erdvę ir spinduliuoti pasitikėjimu, užtikrintumu ir leisti savo užimti erdvės tiek, kiek mums reikia, nesimažinti, nebandyti susigūžti kažkaip kampe. Jūs esat vertos, jūs esat šitam gyvenime, taip pat kaip ir visi kiti pasaulio žmonės. Jūs esate verta būti gyva. Jūs esate verta atnešti savo dovanas, kokias jūs turite asmeniškai į šį gyvenimą. Tokių, kokios jūs esat, tokių reikia šitam pasauliui, čia ir dabar šitam laikmetį. Ne rytoj, ne prieš 100 metų, dabar. Ir jeigu jūs jaučiat save, esat kontakte su savimi, jumise atsiranda natūralus dorovės jausmas, natūralus girdėjimas savo poreikių, natūralus žinojimas, kaip naviguoti tam tikrose situacijose, nes jūs įsiklausot, kas aplinkui jūs yra. Ir šitam laikė yra labai nepopuliaru, aš esu priversta taip pat, tiksliau mano asistentė yra priversta karpyti mano reelsus, jeigu esat matę, karpo kas kelias sekundės, kad išlaikyti žmonių dėmesį. Žiauru, kur mes esam. Bet toks yra pasaulis, jeigu nori išlaikyti bėgančio žmogaus dėmesį, turi skubėti, atrodo. Ir dėl to aš kviečiu jūs, ne versle galbūt, ne veikloje, bet čia ir dabar, sugrįžti į savo kūną, sugrįžti į tą subtilų pojūtį, kuris sakot, kad yra malonus ir po šiandienos praktikos jūs man įvardinot, kad pasikeičia jūsų būsena. Ir kai jūs susijungiat su šitu subtiliu savo kūnu, visiškai kita moteriška kokybė jumise gimsta. Mes moteris turim labai daug energijos išraiškos būdų. Vienas iš jų kalbėjimas, ką jau ir paminėjau, kita yra judesiai, yra kvėpavimas, yra savęs laikymas erdvėje. Ir visa tai yra įgūdžiai, taip, bet pirminis įgūdis, į kurį aš jūs kviečiu, ir pirminė energijos kokybė yra subtilumas. Ir net ne tiek atsipalaidavimas, nes kai kurios moteris bando atsipalaiduoti, paleisti viską, to reikia. Bet subtilumas tai yra toks ėjimas į savo minkštumą, į savo pajutimą, į savo kūną ir ne tiek į paleidimą visiškai. Nes kai mes paleidžiam, tai mes plepam, kalbam taip, tiesiog atsipalaidavę tokiu balsu, ar ne? Ir tai yra super, mes draugiam paleleikinam, pašnekam, viskas fainai. Bet karts nuo karto aš kviečiu jūs atsiminti šitą subtilę būseną. Aš noriu jūs pakviesti atsiminti kūnu, ne protu, bet galit panaudoti šitą pratimą, kurį darėm pradžioje, galit panaudoti šitą subtilų judesį, kai darom tiesiog su galva judam į šonus ir po truputį lėtinam judesį. Atpalaiduojam žandikaulį, atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam kūną. Bet tas atsipalaidavimas nėra toks suglebimas, ne? Atsipalaidavimas su
kūnas gali būti jisai tonuse, bet viduje yra minkštumas ir atsipalaidavimas. Ir tada, net jeigu aš esu tonuse, pavyzdžiui, šokiuose, ar ne, kai man reikia padaryti kažkokį judesį, aš darau jį staigesnį, darau jį aktyvų, bet mano vidus yra minkštas ir atsipalaidavimas ir kvėpuojantis kūnas daro tą minkštumą judesiuose. Ir to labai trūksta. Moteris, kiek aš pažiūriu gatvėje, jos vaikšto kaip kareiviai. Jos vaikšto įtampoje, judesiai greiti, viską sužiūrėti, viską suplanuoti. Atrodo, tokiais gerais laikais gyvenam. Viskas mums ant lėkštutės padėta iš esmės. Ko norim, kaip norim, galim gauti labai lengvai, nepalyginsi su praeitais laikais. Mes gyvenam aukso amžiui, bet mes vis labiau esam strese. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes labai daug savo energijos išbarstome išoriai. Labai daug mūsų energijos nukeliauja į reklamas, į kitus žmonės, į socialinius tinklus, įvairią informaciją, kurios mums nereikia. Esu sakiusi kažkada. Mes per daug žinom. Senais laikais, kai nebuvo telekomunikacijos priemonių, mes žinodame, kaip gyvena koks 100 žmonių aplinkomis. Gerai, keli šimtai žmonių. Mūsų kaimas ir šalia esantis kaimas. Ir kas tada buvo, žmonės žinojo, kad kažkas serga, kažkas tuokiasi, kažkas miršta, kažkas kuria savo verslus, ar ne. Bet mes žinodom tam tikrą kiekį, tam tikrų ligų, tam tikrą kiekį pavojų, kurie gali mus ištikti mūsų artimam rate. Dabar mes įsijungiam internetą, įsijungiam kokius reelsus, kažką pradedam sekti, kažkokius žmonės, įsijungiam portalus ir mes pradedam matyti apie virusus, kurie vyksta šiuo metu, pavyzdžiui, Indijoje. Mes jau žinom apie tą virusą ir kas vyksta, žmonės pradeda panikuoti. Mano klientai bijo, kad tai galbūt dar viena koronos atmaina, kad dar lygiai taip pat laukia ateityje uždarimas, karantinavimas, kas iš tikrųjų tik keli atvejai yra Indijoje, kur dar toli gražu iki mūsų, mes nežinom, ar tai bus ar ne, yra krūva mirtinų virusų, yra krūva bakterijų, dėl kuriom galim užsikrėsti kiekvieną dieną. Bet kas vyksta? Kai mes žinom per daug, mes pradedam stresuoti. Įsijungiam vieną ar ne kažkokį video, matom, kas vyksta Ukrainoje. Mūsų smegenis, kaip ir jau daug kartų esu sakę, nėra prisitaikę. Ar tai vyksta čia ir dabar mūsų erdvėje, ar tai vyksta už 1000 kilometrų. Jeigu mes matom čia priešais save, taip kaip jūs matot dabar mane priešais save, mūsų nervų sistemai atrodo, kad tai vyksta čia, mūsų erdvėje. Ir mes pradedam nerimauti ir bijoti. Nors tai galbūt niekada nepasieks mūsų. Aš nesu radikalistė, ar ne, kažkaip, kad sakyt, kad čia blogai, išjunkim televizorius ir taip toliau. Ne, bet aš ką noriu pasakyti, labai atsakingai vartokim informaciją. Mūsų nervų sistema moterų režimiai jautresnė, labai dažnai, ne visada, dažnai negu vyrui, tam tikrais kampais. Moteris santykiuose, ko gero, esat pastebėję. Mes žinom, kad jau yra kažkas ne taip santyki, nors dar vyrai atrodo, sako, taigi viskas gerai iš viso, ką tu prisigalvoji, o mes žinom, kad jau pasikeitė, truputį atitolom galbūt santyki, galbūt kažkaip mažiau laiko leidžiam kartu, galbūt kažkas pasikeitė ir moters nervų sistema pagauna tuos mikro pokyčius, juos užfiksuoja ir sako vyrui, blogai, mūsų santykiai griūna, vyras sako, ką tu čia svaigsti, mes buvom pasimatėme prieš 2 savaitės, viskas čia gerai. Bet mes, moteris, turim labai jautrų mechanizmą, jautrų kūną tam, kad pajustume, kaip mūsų vaikas tik pradeda sirgti galbūt, kad mūsų pienas išskirtų antibiotikus vaikui. Tai įsivaizduokit, seilę mes gaunam informaciją, maitindamos mamos, moteris, ir mūsų kūnas žino, kaip pagaminti antibiotikus. Dėl to mūsų kūnas yra toks jautrus, kad pasižiūrėtume, ar nėra pavojaus aplinkoje, kad apsaugotume savo vaiką, tiesiog palikuonėms išsaugoti labai evoliuciškai išsivysčiusi funkciją. Tai jeigu mes suvoktume, kad mes moteris esam jautrios būtybės, mes turime atsirinkti informaciją, kurią vartojam. Nes daug nerimo patiria moteris dėl to, kad tiesiog labai daug informacijos jų aplinkoje. Daug naujos informacijos gavau, super, ačiū už refleksiją. Ir matau, Simona paklausė klausimą, užbėgant už akių klausimas. Ilgai praktikavau atsipalaidavimą, nervų sistemos nuraminimą. Pasidariau subtili, švelni, bet ir negyva, pasyvi, nuėjau kraštutinumą. Kaip matai balansą tarp subtilumo ir ribų savęs apsaugojimo?
Taip, moteriška energija pati iš savęs yra pasyvumas. Aš neskau, kad mums moteriams reikia būti pasyviam. Aš toli gražu nesu pasyvi, aš esu labai labai ugninga moteris. Ir pasyvumas nėra atsakymas, kad mes dabar tiesiog moteris, aš guliu. Ne, mes moteris gi vaikus auginam, ar ne? Mes kuriam artumą, šilumą, meilę aplinkui, mes valgyt gaminam, pirkinius tempiam iš parduotuvių, ar ne, iš Maksimos, ar ten Barbor dabar jau atveža, nežinau. Bet mes moteris nesam pasyvios, bet mes, nes mes turim ir testosterono, turim ir vyriškos energijos. Bet apskritai moteriška energija, jeigu taip pačią energiją paėmus, taip yra pasyvumas. Ir yra labai gera, kai mes išmokstam atsipalaiduoti, išmokstam persijungti į atsipalaidavimą, į ramybę, į sulėtėjimą, į savo kūno pajautimą. Bet jeigu mes per ilgai užsibūnam pasyvume, mes pradam jausti, kad mūsų kūnas toks nemalonu kūne būti. Mes pradam jausti, kad kažkas ne taip. Ir tai yra ženklas, kad reikia kažką keisti. Tai jokioj būsenoj užsibūti nėra sveika. Aš nekviečiu jūs į pasyvumą. Labai dažnai moteris galvoja, kad subtilumas tai yra atsipalaidavimas, tai yra pasyvumas. Ne, subtilumas yra išjautimas visko, ką aš darau. Tai yra kontaktas su tuo, ką aš darau. Jeigu aš geriu vandenį, aš geriu vandenį. O ne tiesiog geriu vandenio. Ir net pamirštu, kad turėjau ką tik vandenį savo rankoje. Tiesiog būti sąmoningai apie tą vieną gurkšnį, kuris keliauja. Nereikia jau ten būti sąmoningai apie tai, kaip jis keliauja per visą kūną ir pasišalina. Bet tiesiog patį faktą, tiesiog tai yra buvimas čia ir dabar, kontakte su savo kūnu. Ir tada atsirakina judesiuose minkštumas. Bet jeigu mes nesam kontakte su savo judesiais, nesam kontakte su savo energija, kalbam iš proto, mūsų judesiai tampa kieti, mes pradedam darytis aktyviai, tai rodo moters nervų sistemos sužadinimą. Jeigu jūs pastebėsit tam tikras moteris, kurios eina kaip kareiviai, juda kaip kareiviai, jos visada yra tokiam nerime, visada dairosi, ar ne, ką dar daryti, išsigąsta, jų nervų sistema yra tokia įsidirginusi, kad tai ne tik apie judesius, tai ne tik apie jų balsą, tai ne tik apie judesį, kurį jie daro savo rankomis, ne tik apie tai, kad jin griebia, išmeta savo rankinuką, ar ne, bet tai yra apie tai, kad jie yra nerimo būsenoje ir tą nerimą išveikinėja per veiksmą. Ir jos kūnas bando atsikratyti kortizolio tokiu būdu, ar ne? Ir kai kurios moteris yra tiesiog greita kalbės. Aš, pavyzdžiui, esu garsia kalbė. Tai irgi yra tam tikra nervų sistemos būsena. Ir aš turiu labai daug ugnies savyje. Tai aš irgi būna kalbu ir griežtai, ir nusikeikiu, ir žodžiu, ir visaip kaip. Ir šalia to aš jaučiu save, aš esu gyva. Tai nėra apie pasyvumą, tai yra apie gyvybę, ar ne? Apie buvimą totaliai savimi, totaliai jaučiant save. Bet tas subtilumas gimsta, kai visame kame mano visose judesiuose yra minkštumas. Ir kai aš kalbu iš proto, aš labai gerai jaučiu, nes mano judesiai tampa kieti ir mano rankos labai įsitempia. Ir taip tikrai būna, nes aš tikrai esu labai racionali ir labai daug analizuojanti ir iš tikrųjų mano darbas kasdieną yra psichoterapija. Aš negaliu tik sėdėti ir būti pasyvi. Aš analizuoju, mano galvoje tiek visokių modelių, teorijų vyksta, apmąstymų, kur toliau judėti, tiek daug apdoroti informacijos reikia, kai dirbu su žmogumi čia ir dabar gyvai, kuris eina per tam tikrą savo procesą, aš turiu stebėti ir save, ir tai, ką pasakau, ir kaip pasakau, ir stebėti, kaip žmogus reaguoja, kokia jo kūno kalba, stebėti jo sužadinimą. Ir aš multitaskinu, tai ką čia jūs irgi sakot, kad sakoma, kad moteris moka multitaskinti, bet turbūt, kai multitaskini, nesi tame subtilume. Ką tik pasakiau, kad tam tikrą prasme aš irgi multitaskinu, dirbdama savo darbą, nes aš turiu labai daug informacijos apdoroti. Ir vis dėlto aš stengiuosi nepamesti kontakto su savim. Nes jeigu aš tik įkriščiau savo klientą, pavyzdžiui, psichoterapijai, aš pamesčiau ir nebeturėčiau jėgos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus verkia, yra bejėgiškoj būsenoj, aš susitapatinčiau, sukriščiau, pamesčiau save ir mes būtume abu bejėgiškoj būsenoj. Kas reiškia, kad manęs nebeliko, nes aš nebuvau sąmoninga apie tai, kas vyksta mano kūne. Bet jeigu aš stebiu, kad jaučiu, kad kai žmogus tai pasakė, mane sukilo kažkoks tai liūdesys, pasibjaurėjimas, dar kažkas, ar ne, aš galiu tai vardinti ir pasakyti, kai tu tai pasakėjai, mane sukilo
toks pyktis ar ne, arba toks pasibjaurėjimas. Ir tas žmogus gauna refleksiją ir jis atsireflektuoja, kas jame vyksta, nes labai dažnai mes nuveidrodžiuojam moteris, būdamos jautrios ir subtilios, nurezonuojam tam tikrą būseną nuo kitų žmonių. Ir jeigu mes būtume kontakte ir tam subtilume, savo pajutime, savo kūno, savo minčių, savo pojūčio, mes nekristume į tas būsenas ir galėtume žymiai geriau pajausti, kas vyksta čia ir dabar ir atliepti tuos poreikius. Ir būti moterim, kuri yra gyva. Žinot, kai kurie mokymai, aš kai pradėjau šitą kelią moteriškumo, aš važinėjau ten į Latviją pas tokią mokytoją, ten irgi tokia mokykla buvo tais laikais. Tada turėjau tokią mokytoją tantros, paskui kurią irgi važinėjau po Europą. Dabar ir Balyje buvau. Ir dabar, kai nuvažiavau, supratau, kad aš perėmiau, tai išmokau ir viskas, išaugau. Tai buvo labai labai geras supras, nes kažkada man tai buvo taip gražu. Mano mama visą laiką man sakydavo nuo paauglystės: Diana, nusipirkau aukštakulnius, Diana, užsidėk suknelę, Diana, truputį moteriškiau rinkis. O aš iš principo, aš buvau visą laiką maištininkė ir aš rengdavausi kareiviškom kelniam, kareivišką aprangą. Nes aišku, mokykloje buvo ir patyčių ir man reikėjo aprangos kaip kažkokias atsivertų tą sunkumą, kurį patiriu. Ir to pačiu aš buvau maištininkė. Man atrodė, būti moterim yra lame kažkaip. Man atrodė, taip silpna, įsivaizduojat, ir dabar aš čia kalbu apie moterišką energiją. Tai iš tikrųjų aš nuėjau didelį kelią ir aš pamilau, ką reiškia būti moterim. Prieš tai man atrodė, kad būti moterim reiškia būti silpna, drama karalienė, būti kažkokia tokia pasyve, išnaudojama vyro, būti, man atrodo, moteriškumas sieja su tuo. Ir aš kai važinėjau iš pradžių tos mokymus, man taip atrodė tolima ir taip nesuprantama. Ir ten mokydavo, kaip reikia su vyru kalbėti, ten mokydavo, kaip reikia pereiti, kaip pasakyti, kaip rankas uždėti. Ir man atrodo taip netikra, taip nenuoširdu, iki kol aš atradau po to tantros kelią, kuris mane išlaisvino, nes aš ten ir pasitrankiau, ir parėkavau, ir visaip kaip išreiškiau save dinaminiu būdu, išlaisvinau energiją esančią kūne, ir tada pas mane atsirakino būtent tas subtilumas. Tai neturint iš pradžių energijos, mes negalim pereiti į moterišką kokybę ir į moterišką tą subtilumą. Mums reikia turėti energijos, dėl to aš sakau, tai nėra apie pasyvumą, tai yra apie gyvybę. Ir kai turiu gyvybę, aš galiu ją judinti visaip kaip kūne. Tai nėra apie užsisikaustimą, užsidarimą, tai yra apie perėjimą iš išorės, iš dėmesio išorėj, skaičiavimo įvairių išorės objektų, žmonių, kurie gali mane įžeisti, gali nužiūrėti, kur jie žiūri, ką apie mane galvoja, perėjimas į kontaktą su savimi, savo kūnu ir įsimylėjimą šitos būsenos, kurią jūs šiandien pajutot pradžioje, kurie prisijungė tik dabar, prisijunkit po to į įrašą, pabandykit praktikuoti ir jūs šitą praktiką, kad pajustumėte tai, apie ką kalbu. Gal galėtumėt papasakoti iš savo gyvenimo, pavyzdžiui, kaip ir kada jūs persijungėte iš subtilumo į aktyvumą. Tai šiek tiek jau pateikiau pavyzdžių, bet pavyzdžiui, tikrai yra daug reikalų, kai turiu savo veiklą, aš turiu ir klientais pasirūpinti, ir namais pasirūpinti, ir, pavyzdžiui, stovyklą organizuojant tampau visokius maišus, vyras padeda taip pat ir kiti žmonės, bet man patinka būti įsijungusi į procesą. Aš nesu ta moteris, kur tik tai sėdi ir aš esu moteriška, aš leisiu jums atnešti ir pasirūpinti manim. Taip, aš leidžiu ir man labai patinka, ir aš labai dėkinga ir aš parodau tą dėkingumą ir gyvybę, kas tarp kitko irgi gimsta kaip natūralus atsakas. Dar ką norėjau pasakyti iš tų mokymų, kur aš važiuodavau prieš daug metų į Latviją, ten mokydavo, parodyk vyrui džiugesį, parodyk nustebimas, wow, ačiū mielasis, kaip nuostabiai tu padarai, kaip nuostabiai pasitengė, aš tokia laiminga. Ir aš klausydavau ir galvodavau, visiškai ne aš esu ugninga moteris maištininkė, kuri pasakys, jeigu kažkas ne taip, kuri yra apie transformaciją, ne apie vyro ego stiprinimą, aš esu apie parodymą vyrui, kur yra jo silpnosios vietos, bet tokiu būdu, kuris yra subtilus, tą aš išmokau. Bet aš nesu apie kažkokį manipuliavimą vyru. Ir ką noriu pasakyti, kad natūraliai atsirakina džiaugsmingumas, kai mes leidžiam mumis pasirūpinti. Tai tą noriu pasakyti, kad tai atsirakina žymiai vėliau. Tai kai aš tampau tos maišus prieš stovyklas, kurias organizuoju, man patinka, aš kaifuoju, aš esu aktyvi, aš viską sužiūriu. Bet ką moteris man yra pasakė, kad kai mano gyvenime atsirado mano vyras,
aš iš tikrųjų pasikeičiau, nes tos pačius tampydama maišus, aš pradėjau tai daryti su kita kokybė. Aš nebesu tokiam nerimo būsenoj, kad viską sužiūrėti, nors aš vienintelė esu atsakinga ir tik aš iš tikrųjų turiu sužiūrėti viską, bet aš esu tokiam atsipalaidavime, nervų sistemos atsipalaidavime ir mano judesiai jau yra visai kitokie. Tai ką noriu pasakyti, kad moterim reikalingas yra saugumas, moteriška energija be saugumo negali egzistuoti. Tai pavyzdžiui, aš tampau tuos maišus ir tada aš atsimenu, kad grįžtant nuo maišo iki mašinos, ar ne, kai jau padedu, einu iki mašinos pažiūrėti, kad neišbrėtų, sudėlioti tam tikrus daiktus, kuriuos galėtų sunešti kiti. Aš prižiūriu visą procesą, aš eidama, aš kvėpuoju, jaučiu savo kūną, aš jaučiu, kaip oras liečia mano odą, aš jaučiu, kaip mano kūnas juda, jaučiu, kaip mano pilvas juda. Tai yra apie tai. Tai yra apie sąmoningumą savo kūne. Arba, pavyzdžiui, nešu tuos maišus ir aš esu kontakte su emocijom, aš viduje juokiuosi ir galvoju, Diana, čia ta, kuri moko, kad jie pasirūpintų ir pati tysė tuos maišus, bet man patinka pačiai. Man patinka, man nepatinka į gym-ait, man patinka į pilatesai, tai dėl to aš kilnoju svorius, ko šiaip moterim yra labai sveika, būtent svorius kilnoti, yra labai sveika jos jungiamajam audiniui ir apskritai labai sveika jos fiziniam kūnui, tai dėl to pasinešti maišus yra labai sveika, aišku, jeigu ne per daug sunkus. Tai persijungimas į subtilumą yra apie tai, kad aš girdžiu, ką aš kalbu, aš jaučiu, ką aš darau, jeigu ne tuo metu ir esu sužadinta ir esu strese, kai nurimsta stresas, aš sugrįžtu vėl į minkštumą ir net ir vairuojant. Aš stengiuosi sąmoningai sukti vairą, stengiuosi sąmoningai jungti bėgį, nes pas mane mechaninė mašina. Tai yra apie tai. Ir labai malonus tokie minkšti judesiai gimsta. Tai tiesiog sąmoningas ir toks pajutimas, tai ką darėm su judesiais čia, lygiai taip pat galiu sukti vairą, ar ne? Lygiai taip pat sąmoningai, su pilnu dėmesiu ir švelnumu, minkštumu. Tiesiog minkštumas judesių atsiranda. Tai apie tai. Sakoma, kad moteris apie multitaskinimą jau paskaičiau, žiūriu, ar dar yra jūsų klausimų. Tai grįžtant prie klausimo, kaip matau balansą tarp subtilumo ir ribų, savęs apsaugojimo ir tikslų. Tai man atrodo, kad tai labai gražiai jungias ir tą pavyzdį, kurį pateikiau kaip iliustraciją, jisai puikiai atspindi. Esmė yra ne pasyvumas, esmė yra aktyvumas. Mes žmonės esam sukurti judėti aktyviai, bet esmė yra kokybė, o kokybė yra atrakinama, kai mes turim kažką, kuo galime sekti. Dėl to, kartais, žinot, aš prarandu prasme. Man atrodo, mano veikla atrodo beprasmė. Atrodo, viską jau pasakiau, viską išdėsčiau, viską perdaviau, jau tiek metų ir gyvuose seminaruose apie tai kalbėjau, vedžiau tiek daug moterų, 1000 moterų pas mane yra praėję ir aš nežinau, kaip jiems sekasi. Kai kurios iš jų man parašo po kelių metų, kai kurios sutinku ir būna taip gerai ir šilta ir matau, kiek pasikeitė pas jas. Žinoma, pasikeitė daugiausiai pas tas moteris, kurios ėjo pastoviai pas mane beveik į visus kursus, į visus mokymus, visus seminarus ir jos rezonavo nuo manęs tą energiją, tai, ką aš pati esu atradusi per savo kūną. Mums nereikia dar daugiau informacijos, mums reikia būti šalia žmonių, kurie turi atrakinę tam tikras kokybės, kurias mes norim patys atrakinti. Tai aš žinau, kad mano buvimas ir mano įkūnijimas tam tikrų savybių, apie kurias aš kalbu, yra žymiai svarbiau negu teorija, nors pas mane teorijos yra labai daug. Tikriausiai žinot, kas pas mane kursuose lankotės. Tai yra tam, kad jūsų protą nukreipti tam tikrą tinkamą linkme. Bet aš žymiai labiau tikiu perdavimu energetiniu. Nes, žinot, pavyzdžiui, aš jums duočiau praktiką. Turiu žvakę. Karšta. Turiu žvakę. Galėtų būti praktika, žiūrėti į žvakę, tiesiog kasdieną dabar 30 dienų išjungit šviesą ir žiūrėkite į žvakės liepsną. Jūsų protas nežino, kam tai daryti ir į kur kreipti dėmesį. Kas yra iniciacija? Iniciacija būtų tai, kai jūs esate čia su manim ir aš jums perduodu, parodau savo visų kūnų, visą energiją, kaip aš žiūriu į liepsną. Ir paskui, kaip jums nukreipti savo požiūrį, matymą, savo vidinį dėmesį, kad žiūrėjimas į žvakės liepsną atneštų jums tam tikrų kokybių ir tam tikrą rezultatą. Tai vėlgi, ne praktika pati keičia, bet
iniciacija. Tai yra, kai jūsų protas yra tam tikrų būdų nukreiptas, kai jūs žinot, ką jums reikia iš tos praktikos gauti. Tai dėl to aš duodu ir praktikas, bet dar svarbiau mano mokymas ir kursas yra tai, kaip aš perduodu tai, kad aš perduodu per save. Nes žinokit, aš lygiai taip pat, aš suprantu, kad mano veikla yra labai prasminga, aš padedu žmonėm kiekvieną dieną, mano profesija yra gelbėti žmonės krizėse ir įvairiose situacijose, kaip psichoterapeutė, kaip žmogui, kuris per coachingo principus taip pat padeda augti savo veikloje, santykiuose. Aš esu baigus ir coachingą, ir psichoterapijos, psichologijos mokslai, žodžiu, žinot, ir ką galiu pasakyti tiek daug visko žinodama, kad galiausiai sugrįžtu prie to, kad svarbiausia yra įkūnymas. Protas duoda mums kryptį, tai yra nukreipia, kaip tai daryti ar net techniškai, ir tada energija. Mes turim veidrodinius neuronus ir viską skanuojam būdami aplinkoje su tam tikrai žmonėmis. Tai mano užduotis būnant čia yra tam, kad jūs perimtume tam tikras kokybės. Ir aš savo sąmonės lauką šiuo metu nuomoju jums už dyką. Ir aš noriu jūs pakviesti į savo sąmonės lauką, kuris yra tam tikroj talpoje, tai yra 2 metų talpoje, kur yra subtilaus moteriškumo mokykla. Mes jau praėjom 1 semestrą, kuris visas yra apie emocijų valdymą. Praeities perrašymą, šiaip tarp kitko labai svarbu, kaip mes kalbame apie save ir savo patirtis. Nes labai daug žmonių kalba iš skausmo aukos pozicijos. Jeigu mes tą pačią situaciją išmoktume perversti ir papasakoti įgalinančių būdų, mūsų smegenyse įsirašytų, kad tai yra patirtis, kuri galbūt buvo stipri, bet mes ją nugalėjom. Ir taip gimsta pasitikėjimas savimi. Taip įsirašo į kūną. Apie tai kalbu nauja aš modulyje ir kitose moduliuose 1 semestre. Tai aš nuoširdžiai tikrai rekomenduoju, jeigu jaučiat, kad turit kažkokių emocinių blokų arba norit atpalaiduoti nervų sistemą, kad galėtumėt pajausti tai, apie ką kalbu, būtent šitą subtilumą, prisijungti prie 1 semestro. Ir taip pat mes startuojam su 2 semestru nuo plastiška moteris modulio, būtent vasario 9 dieną. Aš pasidalinsiu su jumis, turbūt čia man neleis pasidalinti su jumis, nes čia yra Instagramas, tai turbūt nuorodos nepamatysite, negalėsit paspausti, bet aš vis tiek įdėsiu čia ir jūs galite gauti nuorodą pas mane bio, Instagrame, kur yra bio, tenais galite gauti šitas nuorodas. Aš nuoširdžiai tikiu, kad procesai užtrunka laiko ir žinau tai iš praktikos, apie 10 metų dirbu su žmonėmis ir tikrai žinau, kad neužtenka vieno kurso ir mokymų. Ir vien šito laivo neužtenka, bet kai kurios jau rašėt, kad ir čia gavot labai daug naujų žinių, naujų jau galbūt ir įgūdžiai pradėjo formuotis, naujų patyrimų. Tai apie tai ir kalbu, dėl to aš ir noriu dalintis būtent čia su jumis apie tą subtilumą. Atsiminkit tai dienos metu, bent 1 kartą, tiesiog, arba užsirašykit, aš pradžioje darydavau taip į priminimą, užsirašydavau kažkokį tai žodį, kuris man primintų ir skambėtų kelis kartus per dieną. Ar tai būtų subtilumas, arba čia ir dabar, arba pajaus kūną, arba ką meilė šitoj situacijai darytų. Kažkokį tai žodį, sakinį, kuris jūs grąžintų į kontaktą ir į tą švelnumą su savimi. Kiekvieną kartą, kai mes paskestam savo senuose skausmuose, savo patirtise, kas vyksta, mes nebesam kontakte su savo kūnu. Mes nutolstam nuo čia ir dabar. Pavyzdžiui, moteris kartais man dalinasi, kad intimaus santykio metu su vyru jos negali būti čia ir dabar, nes jos kažkur išskrenda, pradeda galvoti, kaip jos atrodo, kažkas nepatogu. Jos neišjaučia, nes protas neleidžia atsipalaiduoti, nes yra kažkokia trauminė arba skausminga patirtis iš praeities, kuri neleidžia būti čia ir dabar ir mėgautis kūnu, patirti per kūną. Dėl to labai svarbu, pirmam semestre subtilaus moteriškumo mokyklai mes ir dirbam su emocijom. 2 semestras, tarp kitko, aš turiu jums nuolaidos kodą. Aš parašysiu jums čia nuolaidos kodą. Tai turėjo būti skirtas nuolaidos kodas tik moterim, kurios jau yra ėję pas mane mokymus, bet aš nusprendžiau su jumis čia pasidalinti. Toj parašysiu jums nuolaidos kodą. Čia yra nuolaidos kodas, subtili 15. Ir būtent šis nuolaidos kodas yra skirtas tiek 1, tiek 2 semestrui, tiek atskiriems moduliams. Jeigu norit prisijungti, mes vasario 9 kitą pirmadienį
ar antradienį, kada čia gaunasi? Pirmadienį pradedame judesio plastikos, moteriškos plastikos modulių. Antras modulis bus apie seksualumą, bus 2 gyvos dienos per šitą laikotarpį. Tai bus viena apie moterišką judesio plastiką kūne ir antra diena bus apie tantrinės praktikas. Bet tam, kad jūs galėtumėte ten dalyvauti, jūs turite prisijungti prie subtilaus moteriškumo mokyklos. Tai ir aš mokysiu tantros praktikų, kaip kvėpuoti per visą kūną, pažadinti gyvybinius centrus, kaip pajusti malonumą savo kūne, nes iš tikrųjų daugelis moterų nejaučia malonumo šiais laikais. Nejaučia savo kūno. Nejaučia orgazmo, nejaučia švelnumo, nejaučia, kai jas glosto. Kūnas yra nubukintas, nujautrintas, moteris gyvena prote, pasistatė čia savo karalystę, o kūnas yra apleistas, jisai serga, jisai kenčia. Ir tada moteris nori patirti malonumą, bet nesugeba. Ir tam aš turiu praktikų, skirtų pažadinti tą energiją, pulsacijų technikom, kvėpavimo. Papasakosiu apie tai, kai bus VIP tantrinių praktikų diena. Tai bus balandžio mėnesį, o kovo mėnesį turime moteriškos plastikos pamoką. Tai yra šeštadienio pusės dienos sutikimas ir 3 moduliai online visiškai. Jeigu esate ne Kaune, ne Lietuvoje, galite prisijungti nuo vasario 9. Tai dėl ko apie tai kalbu? Tam, kad mes galėtume jausti, pirmiausia, mums reikia jaustis saugiai. Turiu omeny jausti malonumą, jausti ekstazę, jausti orgazmus, jausti visą tai, ką mūsų nuostabus moteriškas kūnas gali pasiūlyti. Malonumas atsirakina tik tada, kai mes pirmiausiai leidžiam savo patirti malonumą, kai praeinam tam tikrus blokus, kurie blokuoja mus. Kodėl negalime jausti malonumo? Nes iš tikrųjų daugelis moterų turi tuos blokus, apie tai yra 1 semestras. Ir toliau yra būtent darbas su kūnu. Neužtenka teorijos, reikia darbo su kūnu ir dėl to šis 2 semestras yra apie kūną, kūniškumą, malonumą kūną, kūno pažadinimą. Per judesio plastiką, kvėpavimą, balsą, intonaciją, veidą, žvilgsnį. Mūsų žvilgsnis labai labai magiškas, mes galime jį nukreipti įvairiai ir turėti visai kitokią kokybę. Apie tai irgi kalbu būtent subtilaus moteriškumo mokykloje. Dar matau, jūs uždavėt klausimus ar parašėt tuoj. Tai tiesa, subtili 15. Iki trečiadienio galioja nuolaidos kodas 15% visiems subtilaus moteriškumo mokyklos kursams ir tiems, kurie artėja nuo vasario 9 dienos ir jau įvykusiems, kurios įsigiję čia ir gali žiūrėti nuo dabar ir viską mokytis kartu su manimi ir kitomis moterimis. Tai subtili 15% nuolaida. Šiaip nuolaidų labai nemėgstu duoti, bet čia buvo šita skirta būtent jau praėjusiam, bet pagalvojau, kad ir jums noriu pasidalinti. Kaip kalbėti apie praeitį skausmingai galinant save, gal galite pasakyti pavyzdį. Čia tokia atskira tema, tai irgi yra apie subtilumą, bet tai yra apie savo darbą su savo požiūriu ir su savo, su savo požiūriu ir savo įsitikinimais. Apie tai yra nauja mano modulis subtilaus moteriškumo mokykloje. Tai yra visos praktikos, berods 5 stiprios praktikos įsitikinimų perrašymui ir kūniška praktika paleidimui praeities. Tikrai labai daug moterų dalinosi tokiam stipriom iškrovom ir atlaisvėjimu ir santykiuose pasikeitė tam tikri dalykai, kaip pasileido praeities skausmai. Tai lygiai taip pat yra kalbėjimas, mes galim kalbėti fake pozityviai, tai yra tas toksai dirbtinis pozityvumas, kuris dabar ant bangos kartais, ar ne, viskas man vyksta pačiu geriausiu būdu. Jeigu tai tik žodžiai, tai neveiks. Aišku, mes galim savo taip tikinti, bet žinokit, aš mačiau tokių moterų, kurios save taip įtikinę ir viduje tiek kenčia ir tada ateina į psichoterapiją ir jų ego labai toksai stiprus pasidaręs. Taip, reikia viską paleisti. Aš tėdugu smilkalą vakarą ir man viskas pasileidžia. Bet aš sakau, tu esi pas mane terapiniai kėdėjai, kažkas nepasileidžia, aš tau galiu padėti. Nežinau, kažkaip gal ne visai gerai jaučias, bet šiaip tai ir labai stiprų ego užsiaugina ant to, kad tarsi jos viską pačios padaro fiziškai ar ne savo pastangomis. Bet tai yra toksai fake pozityvumas, netikras pozityvumas. Tikrasis pozityvumas gimsta tada, kai kančia pasileidžia.
Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kaip kalbėti apie praeities skausmingą įvykį, kaip ir vėlgi sakau, kaip ir moteriam, neužtenka tik technikų, kaip judėti, kaip ranką pasukti, kaip atsisėsti, nes jeigu nebus tame energijos, jeigu nebus tame kontakto savo kūnu, tai nieko nebus iš to, ką aš pasakysiu. Tai, kad tai nebūtų toksiškas pozityvumas, jūs pirmą turite išjausti tuos skausmus. Bet pavyzdžiui, aš galiu sakyti, jis, mano buvęs vyras, ta šlykštynė, jisai mane išnaudojo ir paliko vargšę su 2 vaikais. Arba aš galiu pasakyti, mano buvęs vyras, čia aš pasakysiu vienos klientas, ji tuo tiki, jums gali tai visai nerezonuoti ir jūs galite tuo netikėti, bet ji tuo 100% tiki, dėl to aš žinau, kad tai yra tikra, ką jis sako. Jeigu jūs neturite tokių įsitikinimų, jums galbūt nesurezonuos. Bet jis sako, iš pradžių jinai taip ir sakė, bet paskui persvertė jos matymas. Mano buvęs vyras yra man siųsta dovana, jo siela pasirinko mano sielą, kad supažindintų giliau su mano pačios jėga ir padėtų man išmokti, paprašyti pagalbos, išmokti atliepti savo poreikius, kol esu viena mama, kuri yra apsupta daug mylinčių žmonių, kurie padeda man kiekvieną dieną. Panašus tekstas. Jums galbūt sunku suprasti kontekstą, bet iš esmės tai buvo vyras, kuris iš tikrųjų ją pasinaudojo, išdavė, bet jį rado tame stiprybę ir jį iš tikrųjų labai stipriai sustiprėjo, bet ne iš pradžių buvo sustiprėjus per tokią pykčio jėgą, ar ne? Ne iš vidinės galios, bet iš išorinės galios rodymų, iš tokios jėgos, iš testosterono, bet paskui ji pradėjo matyti viską per tokią atjautą, meilę ir tai, kad gyvenimas jį rūpinasi, kad jie atsiuntė 2 nuostabius vaikus per tą vyrą ir kad ją išmokė, kaip paprašyti pagalbos, ją išmokė sušvelnėti, ją išmokė nedaryti visko pačiai, nes jinai, būdama tame santykiu su to vyru, kuris nebuvo, ji viską darė už 2. Ir tarsi vaikai matė tėvo pavyzdį, bet kaip ir nematė, ir jį tapo ir tėčiu, ir mama. Bet išsiskyrusi, jie išmoko būti mama. Ir surado vaikams pavyzdį aplinkui, kas yra jos brolis, kuris tapo to vyriškumo pavyzdžiu. Tai ką noriu pasakyti, kad mes galime matyti, kad mes esame aukos, arba galim pamatyti, kad mūsų siela mokos tam tikrų dalykų šitoje žemėje. Ir kad ir kokie žiaurūs dalykai vyksta. Pirma, mes nesam kaltos apie tai, kas vyksta su mumis. Ir antra, mes galim pasirinkti, mes negalim pasirinkti, ką gyvenimas, kaip jis išdykau su mumis. Mes galim pasirinkti, kokią mes žinutę išsinešime iš to, kokią išmintį išsinešime iš to, ką mes savo pasakysim apie tai. Ar kad aš viena ir bejėgė, ar kad gyvenimas man davė progą pažinti, kaip man pačiai pasirūpinti savim ir naviguoti ir mane perkelia į šitą žemę būtent tokiu laiku, kai moteris yra laisvos ir moteris yra nepriklausomos. Jokių kitų laikų tokių anksčiau nebuvo. Ane? Tai ką mes sakysim savo? Ar tai, kad aš gavau tokias nuostabias sąlygas tai patirti, tobulas sąlygas mano sielai išmokti, ar mano gyvenimas yra sunaikintas ir aš esu auka ir per vieną dabar asilo beretę aš turiu visą gyvenimą kankintis ir dar jo vaikus auginti. Ne kaip kai kurios nusivylę moteris kalba. Žiūrom. O kaip būti tarp tų žmonių, kurie skundžias negatyvus, nepatenkinti ir dėl to nieko nedaro? Jie kaip kareivis. Turiu tokią kolegę. Neina išvengti, gelbėt nenoriu. Ar reikia kažką daryti su ją? Kodėl tu nori kažką su ją daryti? Geriausiai izoliuoti save nuo žmonių, kurie skundžiasi, neterapinti jų, nukreipti pas terapeutą, išsakyti savo tiesą, kaip mes manom, švelniai, subtiliai, jautriai. Ir tiesiog švelniai atsitraukti. Grįžti į savo kūną, bendrauti tiek, kiek reikia. Kai esam kontakte su savo kūnu, nekyla daug tokių klausimų. Daugiausiai klausimų kyla, kai esame prote ir bandome protu sugalvoti teisingą atsakymą. Dėkinga, esu puikus pavyzdys, mes renkamės, kaip matome, pačios kiekvieną situacijos dovaną. Ir kita rašo, valio ir kitas. Super, labai džiaugiuosi tavim. Taigi, mano šiandienos tikslas buvo šiek tiek perduoti jums tos energijos,
šiek tiek perduoti subtilumo, parodyti, kas man yra tas subtilumas. Tai yra kontaktas, labai labai švelnus kontaktas su subtilia savo energija. Jau mano balsas kimsta. Su subtilia energija, kuri padeda mums įėjus į erdvę švytėti, spindėti užtikrintumu, pasitikėjimu. Net jeigu esam pasimetę ir sakom, aš bijau, aš nerimauju, žinok, man labai baisu. Tai nėra apie buvimą visagalę. Tai yra apie buvimą tikrą, nuoširdžią, bet būnant švelne su savim. Ir žinokit, kuo daugiau jūs slepiat gėdą savyje, kaltę savyje, kuo jūs labiau bandot būti kažkuo geresne, negu esate dabar, kuo labiau jūs saugotės, kad kiti nepamatytų tam tikrų jūsų savybių, tam tikrų jūsų mąstymo kampų, jūsų, nežinau, kaip jūs gyvenat, tuo daugiau įtampos jūs turit savyje. Ir tada prasideda chroniškos visokios problemos, ligos ir taip toliau. Nebesislėpkim, priimkim tai, kas esam, kur esam, visi esam iš to pačio molio drepti. Vieni gavom vienokias sąlygas, kiti kitokias, tikrai negavom vienodų sąlygų visi. Nesiligiuokim žmonės, kurie yra per toli mums atrodo, bet įsikvėpkim iš jų. Išmokykim tam tikrų dalykų, kuriuos jie turi. Nesiligiuokim žmonės, kurie turi prasčiau negu mus. Tiesiog pabandykim, kiek įmanoma, būti kontakte su savo kūnu, būti savo numeris 1 fane, o neišbarstyti savo dėmesio aplinkui išoriai. Nes nieko nėra brangesnio už mūsų dėmesį. Mūsų dėmesys pati brangiausia valiuta. Taip, kad dėmesį laikykime kiek įmanoma ties savimi ir mažiau reaguosime į kitų žmonių pyktį, negatyvą, mažiau išsitaškysim savo energiją, mažiau, nors šiandien. Aš, pavyzdžiui, apriekiau vieną moterį, kuri mašinoje užstatė per vidurį ir jinai tiesiog tokia labai buvo nemaloni. Ir tai irgi yra gyvybė, ar ne? Bet aš tą akimirką sąmoningai išėjau už savęs ir sakau, pasitrauk, negalim pravažiuoti, ten buvo kamštis 7 mašinų, žodžiu, ten taip visos. Ir jinai tiesiog toliau stovi tokia. Tai kartais reikia, ar ne? Kartais reikia mums kalbėti to žmogaus kalbą ir kai aš pasakiau tą kalbą, tada jį pasitraukė. Nes aš anksčiau buvau įstikinus, kad su visais reikia kalbėti per švelnumą, per tokį ramybę. Ne, kai kuriems reikia kalbėti jų kalbą, kas jiems yra pažįstama, kartais tai yra rėkimas. Aš mielai taip nekalbėčiau, bet kodėl ne? Kartais pažaist. Tai tiesiog no hard feelings. Nesinešiokim kažkokio pykčio, kančios savyje, skleiskim meilę, pozityvumą, švelnumą ir tą galėsim daryti tik tai būdami kontakte su savim ir su savo švelnumu. Ir aš kviečiu jūs prisijungti prie subtilaus moteriškumo mokyklos. Man būtų labai didelė garbė ir privilegija pamatyti jūs mano mokykloje, kuri jau prasidėjo ir nuo vasario 9 pradedam naują semestrą, kuris yra skirtas subtiliam kūnui. Kūniškumui, savo skirtingų archetipų priėmimui, savo skirtingų moteriškų energijų paieškai ir judesio plastikai. Tai bus ir šoko, ir judesio, būtent šitam semestre, kuris prasideda nuo kito pirmadienio. Taigi, ačiū Jums, kad buvot. Mano bio galite rasti subtilaus moteriškumo mokyklos nuorodą. Taip pat pasidalinau čia subtili 15% nuolaida iki trečiadienio mano moduliams. Ačiū už šiltą ir jaukų live, rašo Sigita, ačiū Vanesa. Nuoširdžiai dėkoju tiek švelnumo ir tikrumo. Ačiū tau, super, ačiū Jums, kad buvot kartu, labai labai gera jausti Jūs. Sugrįžkite prie tos praktikos, kurią darėme pradžioje, kai norėsite atsiminti šitą subtilumą. Ir atsisveikinu su Jumis ir einu filmuoti vienos praktikos, kurią darysim subtilaus moteriškumo mokykloje nuo pirmadienio. Iš širdies, su meile. Iki. Ačiū, kad esat. Ačiū.